Trečioje dalyje šio uždavinio pažymėję AMX su LMY turime pagrįsti, kad Y išraiška priklausomai nuo X yra štai tokia. Pasižymėkime brėžinyje AM yra X, LM yra Y. Kadangi prieš tai buvusioje dalyje mes esame įrodę, kad trikampis AML yra lygus trikampiui CLK, vadinasi, CL yra taip pat X. Kadangi trikampis ABC yra lygiakraštis, kraštinės yra lygios ir lygios po 10, tai AL yra 10 minus X. Panagrinėkime trikampį ALM. Turime dvi kraštinės, X ir 10 minus X, kampą tarp jų 60 laipsnių, belieka suskaičiuoti kraštinės LM ilgį, naudojantis kosinusų teorema. LM kvadratu yra lygu AL kvadratu plus AM kvadratu minus 2 kart AL kart AM kart kosinusas kampo LAM. Įsistatykime duotus pažymėjimus, turėsime. Y kvadratu yra lygu 10 minus X kvadratu plus X kvadratu minus 2 kart 10 minus X kart X ir kosinusas 60 yra 1/2. Pertvarkę reiškinį gauname 3x kvadratu minus 30x plus 100. Ir y yra lygus šaknis iš 3x kvadratu minus 30x plus 100, kaip ir prašo uždavinio sąlyga.